Pagaliau, prasidėjo visų darbų pradžia. Sveiki gyvi, brangūs bičiuliai. Štai vėl susitikom. Pavasaris, paukštelė čiulba. Saulelė buvo kažkur dinga dabar, bet atsiras. Bet svarbiausia, žiema baigas. Nu jau baigės. O, kas balek iš žiemos. O. Paskutinis žiemos sniego patepims. O, galėsim dabar dirbti. O. Voi prasidėjai. Prisiminiau anekdotą. Aten ūkininkas į alaus barą. Sako barmenau, įpilk vein, kol neprasidėjai. Barmen staigiai įpil. Tas makt išgėrė. Sako, pažiūrėjai į laikrodį. Sako, įpilk dar vein, kol neprasidėjai. Nu gerą, barmenas įpil. Dar vein išgėrė. Veizė ton laikrodį, tas ūkininkas. Nu, sak, dar turi laik, sak, įpilk dar vein, kol neprasidėjai. Barmen sako, pala, sako, o kas mokės? Voi prasidėjai. Tai va, brangus bičiulė, susitikom po atostogų, po žiemos atostogų, vėl tęsiam darbus, pradėsim sėją. Taigi, situacija čia ir va tokia. Buvo ten ir, va, čia štai ir česnaką pasodinti. Jau pradėjai pabėški kaltys. Čia svagūna. Taip. Deja, ne viskas taip ir, ką norėtum. Moteriškas gimda vakus, ūkininką gimda derlių. Praeitas metas, prieš pat sneigus tus visus, buvom pasodinę sideratus čia. Jau buvo pradėjai dygti ir pradėjai snegti. Teprėjai snegti. Paskiau ir šalti pradėjai. Nu ir tai ir pasneigs, atvažiuojam pasivizyti. Nebėtų sideratų. Nespėjai įsitvirtinti šaknis sideratų. Nu ir sneigs, drėgmė, šaltis. Kaip čia pasakyti? Nu, persileido ta žemė, nu. Taip, jeigu išsireiškus. Nu, bet nieko. Teks dabar vėl iš naujo viską dirbti. Vėl sodinsiu sideratus. Bet dabar biškį kitą darysim. Panaudosiu senovės protėvių technologiją. Dabar jau ir naudojama beariminė technologija. O aš vis tiek grįšiu prie ariminės technologijos. Teisingiau. Nu jo, praeitas metas buvo beariminė. Dabar arsim. Šarsiu žemę, apversiu. Čia buvo vis tiek iš rudens paviršiau žolis ir čia anas apversiam žemį galvą, pakišiam giliau po žemę. Paskiau išfrazausiam, dar prieš tai su amoniaku nupurkšu ir pasisėm iš naujo sideratus, dar laikai ir, sakykimės, neužės vėl šalčia, siderata užaugs, tada vėl išfrazausiam ir įterpsiam. Taigi, o šitą technikėlę paruošta, traktoriuks jau išsiilgis darbą, pasiilgis jau per visą žiemą tinkiniavo. Šitą parsivežiau
senoviško, sako, Lietuvos čia ir Ventos gamybos plūgus. Nu, įkepsiam. Kepsiam į darbus. Nu, kon tada. Pirmin. Nu, į ko ne pavasaris. Ką jūs matot? Mėlų malonu, saulelį šveit, paukštelė čiolb. Žiaurė gražus pavasaris. Kovo 21 diena. Darba vykst, kad ir sunkia, bet svarbu, kad įvyksta. Papasakosiu, koks geras ariminį technologijai, nuo be ariminės technologijos. Dirvožėms sluoksnis kažkur čia yra apie 30-40 cm. Nu, čia panašiai sušaris. Matot. Bet ši žemė, aš taip įtaru, gal tarybinės laikas tik tas buvo art, nes tik 20 cm buvo dirbam žemė, o antros 20 cm sluoksnis jaudžiami buvo visai nedirbams. Žodžiu, nenaudingas. Tai iš pradžių užsidėjau, žinojau, nusipirkau specialią tokius senus plūgus, kur galingi plūga, kur gal iš karto išarti ir iki 40 netgi centimetrų, bet žinojau, kad sutrėjęs nepatims mano vargšėlis, senėlis. Tad uždėjau 2 plūgus. Pasirodė, su 2 plūgas nepatrauko, nes dirvožėms apatinis sluoksnis 20 cm ir laba keits. Tai teka dirbti su veinu. Va, dabar išariau kažkur 28 cm. Veitom čia yra 35, nu bet aš taip, nes netiksla mane čia arti iki pat smėlį. Pažiūrėkim, kur čia tas smėlis atolydai. Nes nesinori to smėlį sumaišyti su to jaudžiu. Nu, o šitas smėlis. Va, galim dabar pamatuoti, kiek ir iki smėlios. Tai jau pamatuosim. Nu, iki smėliaus yra 32. Nu, čia 302, 305, taip, veitom gal ir 40 ir. Tai va, dabar kapį dirbam. Dėl to, kad ir daug paprasčiau, mažiau darba, nereikia apvargti, kaip aš šitą dabar jau antrą dieną, ar su veinu plugeliu. Kas pamatytų čia mus, jak jauktus. Gal ir jauksitės ir jūs. Bet man dzin dėl to. Galite jauktis. Man dar smagiau, jeigu jūs jauksitės. Žodžiu, dabar šias laikas nieks taip nevargsta iš tikrųjų. Ai, tiesa, vakar buvo atvejęs vienas žmogelis. Paveizėt, ko aš čia darbu. Sako, kam tu čia tai giliai, Jari? Sakau, noriu, sakau, išjudinti ton, sakau, apatinį dirvožėmę sluoksnį, sakau, katras buvo nenaudojams. Al kam, reik, sako, aš ten 15, sako, nu, maksimum 20 cm išarį, sakė, viskas, sako. Čia, sako, anksčiau, sako, taip, vat, ardavo, sako, tai giliai, kada nebūdavo to rondap. O rondaps kas ir, nu, jeigu taip paprasta pasakys, tai žemės aborto įrankis, abortuojant žemė. Tai dabar, vat, daug kas taip ir daro, nuporšk prieš pat sėja. Nu, ten kokį balandį, antrą pusę, pagal orus, aišku. Nuporšk su to rondapu, nes jau pikžolis jau ir paaugusis kažkiek tai. Ir tas rondaps, unsa, visas pikžolis sunaikien. Ir, kaip sakant, ir geras žolis, ir blogas žolis. Nu, žodžiu, visko, naporton žemė, taip, kad žemė palik nebegyva. Klausiam, kaip tada paskiau užauga. O paskiau yra visokių kitokių priemonių.
cheminių trašų, katrus pamaitin žemę, pasuotin visokių ten kalį, magnį, ten fosforą, taip toliau visų tų priedų prided. Tuo, ko rek augti, bet cheminis trašas. Užaug paskui tas derlius gražiausius, 3 kartus, skaičiau netgi internet, 3 kartus didesnis užaug derlius negu ekologiškai auginant. Tus bolius tokius, galingus, didelis. Nu, tai, kad ir nesidom sveika mityba, anims, aišku, cena neįvalga. Įdžiaugas dar, kad tokius didelis, gražius bolius ir morkas ir visą kitą. Bet tai, kad ir įdomas, ani aiška, kur gal nusipirkti ekologišką užaugintų daržovių. Atlikta. Arimo darbą baigti. Tai buvo pirmas darbas šias metas. Nu, buvo reikalų. Vos spėjo. Saulė neseniai nusileido. Nu, pagaliau baigta. Nu, kon, pakotys į numiai.